Tai nu šiandien tai viskas, batai, autas šiandien. Čia nesąmonė. Sveiki, aš esu Edis, olimpietis, Europos ir pasaulio čempionatų finalininkas bei Lietuvos rekordininkas ieties metime. O čia mano varžybos, sezonas, o gal ir mano gyvenimas iš arčiau. Ką naujas video, tai reiškia bus naujas video. Tai antras varžybos, skrisim į Madridą, Europos komandinį čempionatą. Pala, o kas yra Europos komandinis čempionatas? Aš jums paaiškinsiu. Europos komandinis čempionatas yra unikalios varžybos, kuriuose šalis kovoja ne dėl individualių medalių, o dėl komandos taškų ir vietos. Šį komandinį čempionatą sudaro 3 divizionai. Lietuva pirmą kartą istorijoje atstovauja stipriausiame pirmajame. Šalis užėmusios pirmas 3 vietas pakyla į aukštesnį divizioną. Ir atvirkščiai, užėmusios paskutinės 3 vietas krenta į žemesnį. Taškai skaičiuojami labai paprastai. Atletas užėmęs pirmą vietą rungtyje gauna tiek taškų, kiek yra komandų divizione, o paskutinė gauna 1 tašką. Jeigu atletai pasiekia vienodą rezultatą, tai tų atletų taškai sumuojami ir dalinami iš tiek, kiek atletų užėmė tą vietą. Komanda pelniusi daugiausiai taškų pirmajame divizione laikomi Europos čempionais. Mes ir vėl čia. Komanda atvarė. Daug žmonių labai. Urtės keistai, kad bagažas sustabdo. Vėl bus masažiniai kamaliukai. Pasiruošiau ir ištraukiau, reikės bagažą nereikės. Ką visą komandą atskrido į Frankfurtą. Dabar kitas skrydis iš kelių valandų tik tai į Madridą. Ką, atskridom Madridą. Kiek laipsnių Urte? 38 gal. O visi laukia gauti savo kambarių. Nusiskirstyta būna kažkuo. Pagavau 4350 metrų. Nu va, tokie kambariai. O, kaip sunku ras buvo kambarį. Belen kaip labirinte. Viešbutis belen kokio dydžio. Visą 16 komandų gyvena, tai čia yra wow. 16 komandų gyvena, o nežinau, kiekvienai komandai kokį 60 sportininkų gal tai. Tai galima įsivaizduoti kokio dydžio viešbutis, tai labai sunku buvo ras kambarį kažkaip, nežinau, liftas. Irgi 2 liftai tik tai, žmonių belenkiek. Nu, daugiau liftų, bet mūsų blokė, čia blokai suskirstyta, tai... Nu, wow, žodžiu, einu ieškoti valgyklos, dabar valgyti reiks, pavalgyti reik, po kelionės ką tik, bet atsivežiau lagaminus, tai... Tai va, tai einu valgyti. O, kitos komandos irgi renkasi jau. Ne visos atvariusios, bet yra jau daug ir atvariusios. O, valgykla tokio dydžio. Visi maitinas jau. Nu, belenkiek žmonių, nes komanda belenkiek. Karienė tokia. Norėjau salotų sėti, nebebuvo. Kiti lietuviai valgo. Žodžiu, chaosas biškį, bet nieko įprasim per porą dienų. Žodžiu, pakabinta visokių pilna stendų. Net nežinau, kas čia dar yra, dar nežėjau, reiks pažiūrėti. Tai va, gavom 3 numerius Lietuvos komandos. Dėsim ant maikės priekio varžybinės, galo ir ant kuprinės. Ir gavom akreditaciją, kuri kabinsis ant kaklo ir su jie visur galima praeiti valgyklą, į stadioną, į treniruočių stadioną. Tai labas rytas, atėjom pusryčiauti. Pusryčiam šiek tiek mažiau žmonių, tai visiškai mažiau kovos, geriau. Kam skanaus. Mankštą važiuosim pasidaryti. Apsirengęs, pasiruošęs. Kiti atletai irgi jau renkas. Važiuosim pasportuoti, treniruotę pasidaryti. Ir pažiūrėsim, koks treniruočių stadionas. Vakarai tik tai pagrindinis stadionas. Grįžau po treniruotės,
Nors ir rytas laukia, bet žiauriai karšta jau, tai nežinau, kas vakare bus. Dabar rytą kiek čia buvo, koks 24-5 rašo, o vakare iki 31 bus net. O sekmadienį varžybų dieną man, tai net 38 laipsniai bus, nežinau, iš viso, kai orkaitį bus, nežinau, labai karšta. Nu žodžiu, dabar einu praustis, eisim į susirinkimą. Komandos susirinkimas bus, išlydėsim pirmus dalyvius, tai kartininkai dalyvaus. Tai Rugilė ir Laurynas Nikodemas. Tai va, tai tiek. Po to pietautais. Tai pabandysiu kažką nufilmuoti iš susirinkimo, gal kažkas įdomus bus. Ir važiuosiu dar pažiūrėti kartininkų varžybų. Tai va įdomu. Ten jie miesto centre dalyvaus. Ne stadione kaip visi, tai visai įdomi. Jūs įsikovojate šitą vietą šitam čempionate, niekas kitas. Jūs. Kai kam šitos varžybos tai eilinis antradienis, kai kam tai yra didžiausias metų startas, kai kam tai karjeros didžiausias startas kol kas. Pasimėgaukit to, pasidžiaugkit, susitiksit su stipriausias pasaulio sportininkais, stipriausias Europos sportininkais, tai kaip aš sakau, vytis visą laiką lengviau negu bėgti. Vykimės juos. Jeigu bus kas nors stadione, rėkit, šviekit, klykit, padeda žiauriai. Tas rėkimas tikrai padeda ir tu jauti palaikymą iš savo komandos, savo šalies, savo šeimos, tai tas tikrai motyvuoja ir kartais atsiranda tų jėgų, kai jau nebegali pakelti kojų, rankų, tai iš niekur nieko tas adrenalinas tikrai pastumia į priekį. Rugilė mūsų, jau 4-15 O pačios varžybos vyksta prie Ispanijos Royal Palace. Čia vyksta varžybos, ekranas didelis, žiūrovai visi. Representante del País Bajos, la líder europea sub-20, una de las más jóvenes de la competición. Sakė jau pilna, nors va, dar vieta yra. Na įdomiai. La representante de Hungría, Hanna Kleckner, que acaba de terminar su concurso al haber acumulado 4 duros en total. Saltadora lituana. Nico de Mas, Laura en la segunda y pues lo hace e igual a su marca. Ką, labas rytas, jau penktadienis. Šiandien oficialiai varžybos prasideda. Vakar kartininkai žiauriai gerai sušoko. Tai Rugilė nacionalinį rekordą pagerino 4:30 peršokos, o Nikodemas peršoko 50. Irgi pakartojo asmeninį rekordą, tai žiauriai gerai sudalyvavo kartininkai, šunuoliai. Na ką, šiandien pradeda visi kiti. Tai pirmas startuos Tomas Vasiliauskas. Tai važiuosim stadioną palaikyti. Aišku, dar pirmai važiuosiu pasportuoti treniruočių stadioną. Reikia pasidaryti treniruotę. O tada jau važiuosim palaikyti kitų. Tai, susitiksim treniruotį ir stadioną. Važiavome į pagrindinį stadioną, tai čia apšilimą daro žmonės, žmonės, sportininkai. Va visi traukia link stadioną, čia kur mus paleido, tai dar iki stadiono atrodo nemažas kelias. Vis apšilimų aikštė, va, visų šalių palapinės, su kineziterapeutai, šiaip kur renkas pasėdėti, tai va lietuviams. Pasistatė ventiliatorius, kad vėsintų ir kitų šalių olandų ir lenkų. Va visos palapinės. Visų šalių. Ne visų kitų dar kitų. Ir tik krepšinį rodo moterų. Kas Ispanijos laimė prieš Prancūzijos darant. O ir stadionas. Gražiai atrodo. Ir žmonių susirinkė visai. Dar anksti dar susirinkti. Mūsų Tomas kažkur turėtų jam būti.
Nu jo, gražiai labai stadionas atrodo. Títulos nacionales, la finalista europea, Vitrus Marquesa Nacional In the hammer throw, second attempt for Italy. Giorgio That's not going to be longer than his first attempt of 1908. The leader of the competition, Fanny Ross. Arranca esta cita, es de Giorgio. Guy running in back. Italiano, dando todos vivos, quinto va. El monedero Marcos, victoria con 40. First division. Jump going on. In the best position for Sweden. 1:46.76. Récord de Hungría, se lo lleva todo, la victoria, el récord del campeonato y récord de Hungría. Polonia con Maciej Medier. Para el masculinos. Men's 100 meters first heat. The first heat of the 100 meters. What a start by the Netherlands. That's Minky Bishop in lane 6. And that's Poliniki Manolidou by Chris, but the victory goes to the Netherlands. Arranca la serie de los 100 metros lisos. Y rapidísimo el ucraniano. Pero va a ser Polonia el que se lleva la victoria. Polonia. Ką vakar nebenufilmavau video, vėlai grįžau, pavargęs labai buvau, tai nuėjau miegoti iš karto. O pirma diena šį praėjo, normaliai, vos papuolėm į tą lygą aukščiausią, tai nėra ko tikėtis, kad čia pirmi būsim. Tai surinkom 46 taškus berods, esam pasiniai aišku, bet per kitas dienas, manau, dar pakilsim. Tai aukščiausia vieta Ieva užėmė 6 berods, 10 taškų surinko, tai neblogai. Bet aišku matęs, kad jinai pati norėjo geriau, tai va dabar važiuojam pasportuosim ir viskas. Ką, paskutinė treniruotė baigta, žmonių iš vis stadione beveik jau nebėra, visi jau varžybom ruošės ar mankštas tik tesidaro, tai ką, važiuojam į viešbutį, susirinkimas bus, pietausim ir gal dar vakare važiuosim pažiūrėti kitų. Tai karšta, šiandien dar karščiau nei vakar ir užvakar, o rytoj dar karščiau bus, tai varžybų diena bus labai karšta. Ką, antras susirinkimas komandos bus, renkas paviškai, aptarsim vakarykščią dieną ir šiandien kas dalyvaus. Tai per susirinkimą pasveikinom Rugilę, kuri pasiekė naują Lietuvos rekordą. Taip pat apžvelgiam pirmos dienos rezultatus, kiek komandas surinkom bendrai taškų, kelinti stovėm lenteliai. Ir apžvelgiam antros dienos dalyvius, bei palinkėjom jiems sėkmės. Viešbutį yra tokia chill zona, pažaist galima. Ten tau tenisą žaidžia, čia va fizio, kineziterapeutų area, ten susirinkimas, mačiau, vyksta kitų šalių. Tai va čia atletai čelina, žaidžia. Tvariau pas kinezą. Varžybas biškį prajudins mane. A ne? Pagalvosime. Va, visi, kurie nevažiuoja į stadioną, žiūri. Varžybas palaiko kitus per televizorių. Šį kartą stebėjau varžybas iš viešbučio, nes rytoj varžybos nenorėjau pavargti per daug ant to karščio. Stebėjau su kitais, kurie rytoj dalyvaus taip pat viešbutį. O daugiausiai taškų surinko Gabija su Andrium. Gabija 4 liko, Andrius 5, tai daug taškų davė komandai. Estafetės irgi gerai, nepametė lasdelių, irgi gerai. Ten kelios šalis pametė, ar iš kolidoriaus šie, tai diskvalifikacijas gavo, tai mes papildomai daugiau taškų gavom. Dar Dovilė pateko kilti į 8-tuką.
irgi daugiau taškų gavo. Mano kambariokas Juozas 9 liko šaunuolis. Jo ką, rytoj aš startuoju ir visi likę jau kiti dalyviai, tai uždarysim varžybas, žiūrėsim kaip čia bus. Kovosim, stengsimės, bandysim kuo daugiau taškų surinkti ir kuo aukštesnės vietas užimti. Tai ką, dabar eisiu jau miegot, ilsėtis. Žiūrėsim, kirtaus tada. Vėl susirinkimas paskutinės dienos. Visos komandos nuotrauką dabar darysim bendrą. Ir komanda dar vieną nuotrauką darys, dar kitokį iš viršaus. Visi viršų žiūrės. Per susirinkimą apžvelgiam komandos vakar pasiektus rezultatus. Tai pasakė generalinė sekretorė, kad čia aukščiausia lyga, kad nėra taip lengva ir kad mes tai paskutiniai vietai, tai čia, kaip sakyti, normalu, nes pusę taško papuolėm iš praeitos lygos į aukštesnę, kaip sakyti, tai nėra ko norėt būti labai aukštai. O dabar rašiuosi varžybom jau, dėsiuos numerius ant maikės, ant kuprinės, po biškių ruošiuos važiuoti į stadioną. Daiktus, startukus, kamuoliuką apšilimui. Daug vandens reiks įsidėti, nes žiauriai karšta. 3-9 gal laipsniai, tai mačiau, kad nuo 7 valandų žada liktais debesuotą orą, šiek tiek debesis gal uždengs tą saulę, tai gal šiek tiek vėsiau bus. Nes kitaip tai bus kepykla. Andrius vakar Gudžius dalyvavo, tai matės tikrai, kad sunku buvo. Tai va tiek, sutiksim jau, nežinau, stadione arba jau po varžybų. Tai va, šiek tiek jaudinas iš tikrųjų, nežinau kodėl, retai tai būna man, bet jo, nežinau, stadione biškai kitos mintis jau varžybom ruošiuos, tai tikriausiai niekur nenufilmuosiu. Nebent kažkam telefoną perduosiu, tai gal kažkas iš šono šiek tiek kažką pafilmuosiu. Tai va, tai ką, sutiksim tikriausiai po varžybų. Gerai, Juozai, papasako, kaip varžybos vertini, kaip sekės. Gerai, karšta buvo. Lithuanian record holder, fourth in the last Europeans, Edis Matusevicius. Let's say goodbye to the Spanish champion, the young under-20, Ona Lithuania. Estar aquí, ayudar al equipo a hacer una carrera rápida, como quería, pero no me ha salido como esperaba, pero bueno. Po varžybų vakariniaujam visi. Jau skanėstų suaugom visi. Visos komandos nežinau. Ką, varžybos baigės, pavalgiau ką tik. Jėgų nebėra, miego noris, baisu. Tai likau trečias, 78 numečiau, tai nemažai taškų komandai daviau. Liveta irgi trečia liko. Tai vienodai taškų davėm labai daug, kiek tas daug, 14 berods. Aš ir jinai, tai aukščiausią vietą užėmėm iš komandos. Urtė šaunuolė irgi 100 liko, visai gerai šoku, sakė, tik tai kažkaip ant 8 kažkas nepavyko. Tai va. Ką, varžybos baigės, viskas, visi pavalgė, o Urtė. Miego noris. Miego noris, taip išsekino. Karštis, varžybos, taip. Tiesiog miegantis jau vaikštom. Tai va, tai ką, viskas. Ką tik mane pasveikino su gimtadieniu. Juozas, nustebino labai. Jis sudainavo čia su gimtadieniu. Tortas labai geras. Labas rytas, dabar beveik 12 valandų jau. Visi išsikrausti turim iš kambarių, eisim į lobį pablaukti, nes 2 valandą mus išveža į oro uostą, o 5 valandą skrydis. Tai žiauriai vakar pavargęs buvau, taip greit nulūžau ir ilgai miegojau žiauriai. Tai bent jau gerai įsimiegojau, tai tiek. Tai ką, nežinau, pabandysiu gal oro uoste kažką dar, ar apačioj lobį pakalbint kažką, gal kažkokių minčių pasakys apie varžybas, kažką gal ką įdomaus. Tai ruošiamės iškeliauti jau, visų lagaminai čia, visi eis dar pavalgyt,
ir keliausim tada į oro uostą. Simai, papasako, kaip sekėsi varžybos, kaip vertinė. Nėra daug ką pasakot, rezultatai kalba už save, ypač vietos. Pasirodo, esu 800 metrų bėgikas po šių varžybų, nebe pusantro, bet šiaip viskas gerai. Jeigu norit sužinot, ką iš tikrųjų mano kiekvienas, tai tiesiog pasižiūrėkit Andriaus Gudžiaus interviu po varžybų, ten jisai išsamei atsako ir manau kiekvienas pritarė jo žodžiams, tai taip pat ir jautėmės. Kokio nuovargio, šiandien tai viskas, batai, autas šiandien. Nes kvėpuot sunku, dar ta patirtis kažkiek, vis tiek ar psichologinė patirtis, gal prieš metimą pavyksta dar bet kūnas toks visas padrybęs, neklauso. Ne man 38, 39. Nežinau, nesu pirties mėgėjas, niekad neinu į tokius dalykus, o dabar turėjau varžytis pirtį, tai nelabai patiko, rinkčiausi bent 20 laipsnių vėsesnę temperatūrą, tai ištvermiai čia nesąmonė. Ką, viskas. Keliaujame į uostą, visą lagaminus krauna. Skrydis vėlavo, išskris gal 1,5 valandos, tai į Frankfurtą skridom ir iš karto į kitą lėktuvą jau mes paskutiniai realiai, nes jau išskris turėjo, tai dabar mūsų dar laukia, kadangi didelė grupė, tai palauks, nes neapsimoka jam išskris, manau, viskas. Atsiemam lagaminus ir varom mėgoti.